Sekmė skundzikas voras. Skrusdėlė po žemį bėgiojo, kur artojas arė. Jis tada bėdojo ir pametė labai mažukų gurinukų duonos. Voras pasimė tų gurinukų duonos ir bėgo dangun pas dievų apskūs artojų, kad jis mėto duonų kepalais, kad dievas daugiau neduotų artojams duonos. O skrusdėlė, pamačius vorų blogai darant, bėgo paskui pasakyt, kad neprauda, netyčia pametė žmogus mažukų gurinukų duonos. Ale voras nubėgo pirmas ir skundė, kad žmonės mėto kepalais duonų. Skrusdėlė bebėgdama iš didelio nuovargio pertrūko pusiau. Atajus pas dievų sako: Dievuli, neprauda, žmogus tik mažukų gurinukų numetė duonos, voras meluoja. Tada dievas skrusdėlį biškutį pagydė ir palaido atgal padėkojęs jai už gerumą. O vorui davė ranku per nugarų, kad net duonos trupinys prilipo prie nugaros. Nuo to čėso jis nešioja kuprų, o skrusdėlė pertrūkus.